Esame Rytų Kanadoje. Čia didžiausi pasaulyje potvyniai ir atoslūgiai, aisbergai. Daugiau banginių nei esu kur nors kitur matęs savo gyvenime ir nuostabus gyvieji muziejai. Beje, čia daugiau nei prieš 100 metų įsikūrė pirmasis lietuvių rajonas Kanadoje. Kodėl čia? Ir kuo dar žavi Rytų Kanada? Kas čia kitaip nei kitur? Papasakosime šiame gabalėlį Lietuvos siužete. Likite drauge. Pažiūrėjus į žemėlapį, sunku suprast, kokia milžiniška yra Rytų Kanada. Pagal visą Kanados žemėlapį atrodo, kad ne tiek ir daug nuvažiavom, tik tai kažkur rytiniam gale. Bet iš tikrųjų, kai išvažiavom iš Monrealio, paskui pro Kvebeko miestą iki Blanc-Sablon, iš kur kėlėmės keltu į Newfoundlandą, tai šitas atstumas buvo 2000 km, tai yra toliau negu nuo Vilniaus iki Paryžiaus. Ir visas tas kelias praktiškai per nieką. Tai didžiausi miesteliai, ten keli tūkstančiai gyventojų, keliolika tūkstančių čia jau didmiestis, bet per visą kelią tokių tik tai keli. Ir nėra beveik jokių viešbučių, gali būti 400 km vienoje vietoje, nebuvo netgi degalinės. Toksai ganėtinai nuotykis, mes dar Kvebeko mieste susipirkom ten traškučių, gėrimų, kad turėtume, jeigu ar kažkas atsitiktų, ir tikrai visą tai sunaudojom, nes tiesiog nebuvo nei kur pavalgyti, nei kur nusipirkti. Paskui Newfoundlandas, išties nuostabi gamta, Grosmorno nacionalinis parkas ir taip pat didžiuliai toliai, šimtai kilometrų. Nepravažiavus per Kanadą net sunku įsivaizduoti, kad kažkur pasaulyje taip yra, kad gali nuvažiuoti 1000 kilometrų ir praktiškai niekas nepasikeičia. Nuostabios pakrantės, aisbergai, matėm ir patys daugybę gyvūnų, briedžius, dygliakiaulę ir taip toliau. Bet visam tam didžiuliam plote buvo tik tai pavieniai lietuviai ir jie jau nauji imigrantai, o mūsų gabalėlį Lietuvos LT yra apie tas istorinės lietuviškas vietas. Ir nors ten būta įvairių bendruomenių, tačiau lietuviai ten nevyko. Bet paskui, kai iš Newfoundlando persikėlėm atgal į Naujosios Škotijos provinciją, tai ten atvykom į vietą, kur buvo viena seniausių lietuvių bendruomenių Kanadoje apskritai. Kaip visuomet, ekspedicijai pradėjau ruoštis keli mėnesiai iki jos ir pradėjau rinkti informaciją apie Sydney Mines ir jos buvo be galo mažai. Informacija, kad ten lietuviai gyveno ir tiek. Su jokiais vietos lietuviais užmegzti ryšio nepavyko ir jokie Kanados lietuviai negalėjo pasakyti jokio kontakto Sydney Mines. Atrodo, kad bet kokie ryšiai, kurie kažkada buvo, nutrūko. Pirmas toks proveržis šituose tyrimuose buvo Beaton archyvas. Pasirodo, tam regione yra įkurtas archyvas, kuris renka informaciją apie regioną ir tai gana unikalus reiškinys, nėra visur Kanadoje tokių archyvų. Labai nudžiugino, kai pasakė, kad pasirodo, ką tik skaitmenizuota jinai visa yra ir tiesiog atsiuntė elektroniniu paštu nuorodą, kur galima specialiai man tą parsisiųsti medžiagą, ir iš tos medžiagos jau surinkau daugiau informacijos. Gabalėliai Lietuvos LT projektas yra ne tiek apie lietuvių bendruomenės, kiek apie lietuviškas vietas. Sydney Mines lietuviai niekada nepasistatė bažnyčios, bet turėjo savo klubą, kurį pasistatė 1915 metais. Jisai stovėjo Pond gatvėje, kaip paaiškino Sydney Mines muziejaus darbuotojas, tai yra dabartinė Legato gatvė. Man buvo įdomu, ar tas pastatas išliko. Deja, ištyrinėjęs dokumentus, išsiaiškinau, kad jis 39 metais buvo nugriautas. Nes atsitiko taip, kad lietuvių aukso amžius ten buvo trumpas. 15 metais jų dar buvo daug, apie 70 vyrų buvo vien klubo nariai, o moterų ir vaikų, aišku, nepriimdavo, tai galima įsivaizduoti, kad buvo keli šimtai lietuvių. O tada 19 metais uždarė ten buvusias gamyklas ir lietuviai išsikėlė, beliko 14 šeimų, paskui apie 20 šeimų. Ir dabar Sydney Mines jau radom lietuviškus, tik tai antkapius. Ir tai tie antkapiai, kai kurie dar su lietuviškom pavardėm, kai kurie jau tik gali spėti, kad lietuviškos, ir visa laimė, kad iš Beaton archyvo Glinskių šeima, ten kažkada įtakingų vietos lietuvių šeima, padovanojo ir tokią informaciją, kaip lietuviai keitė pavardės. Tai kartais sunku patikėti, tai ten Rudzevičius tapo Rogers ir panašiai, jau net ir antkapį pamatęs nebeįtartum, kad tai yra lietuviai. Taigi atrodo, kad Sydney Mines lietuvių bendruomenė jau visiškai paskendo istorijos verpetuose
Ir netgi vietos muziejai, jokios informacijos apie lietuvius nėra, nepaisant to, kad tai miestelis mažas ir kažkada jie tikrai sudarė didelę žmonių dalį jame. Sydney Mines miestelis nepasitiko labai jaukiai, gausu šiukšlių, pastatai atrodo skurdoki, žinant, kokia Kanada turtinga šalis, tai smarkiai kontrastavo su tuo Kanados įvaizdžiu ir tuo, ką matėm kažkur kitur Kanadoje. Ir paskui, kiek kalbėjom su vietiniais, tai jie pasakojo, kad užsidarius visai tai pramoniai, Sydney Mines yra vienas skurdžiausių vietų visoje Kanadoje. Visai bandoma ją atgaivinti, bandoma prisiminti ir jos istoriją, bet dėja ir ta istorija, jinai nyksta. Labai norėjau Tikslas Amerika LT žemėlapį pažymėti bent jau to lietuvių klubo vietą. Jeigu kažkas tyrinės savo šeimos istorijas ir bus, pavyzdžiui, kilęs iš Sydney Mines lietuviam, galbūt bus įdomu, kokį klubą įkūrė ir lankė jo seneliai. Tačiau Beaton archyvo dokumentuose radau tik tai tokią informaciją, kaip pavyzdžiui, kad klubas stovėjo prie Latvaičio namo, arba klubas buvo kitapus gatvės nuo ten, kur gyvena mano senelė, o tas jau dokumentas rašytas prieš 50 metų. Tai kiek bekalbėjau su muziejininku, tai nebuvo įmanoma taip paprastai išsiaiškinti, bet jisai pažadėjo ilgainiui sekti informaciją ir jeigu kažką sužinos ilgainiui daugiau apie lietuvių istoriją, tai taip pat man parašys. Tas skurdi Sydney Mines aplinka stebino ir dėl to, kokios gražios yra aplink teritorijos, kiek ten daug ką pamatyti yra ir šiaip turistui. Ir nustebau, nes tai nėra kažkokios garsios vietos, bet pavyzdžiui Bay of Fundy, Fandžio įlanka, tai pasižymi tuo, kad ten didžiausi pasaulyje skirtumai tarp potvynių ir atoslūgių. Ir kasdien vyksta toks gamtos spektaklis, kai pakilus tam vandeniui, visom upėm, kurios įteka į tą Fandžio įlanką, atgal ritasi milžiniška banga, toks kaip tsunamis tarsi, atrodo, nieko panašaus gyvenime nebuvau matęs, o ten Monctono miestelį stebėjom tiesiog kaip ritosi ta banga upe. Ir taip pat kitas nustebinęs dalykas – gyvieji muziejai. Tai Kanada šitą sugeba padaryti geriau negu bet kas kitas. Rytų Kanadoje yra net 2 didžiuliai muziejai. Louisburgo fortas, kur atkurtas prancūzų fortas, kaip jis buvo 18 amžiuje, kai prancūzai ir anglai kariavo dėl Kanados. Ir ten atkurta viskas. Tai ten yra aktoriai, kurie vaidina to meto realius žmonės, personažus, jie nuolat gyvena, tarsi įsijautė į tuos personažus, gali ir atsakyti visokius klausimus ir gali tiesiog paklausti, kaip ten, tarkim, užtaisai muškietą tuo ar dar kažką ir viską papasakos. Taip tarsi patenki į spektaklį, bet dar geriau galbūt net ta atmosfera atkurta King's Landing gyvąją muziejų, tai ten grįžom į laikus, kai Jungtinės Amerikos valstijos buvo ką tik iškovojusios savo nepriklausomybę ir tie Britams lojalūs JAV gyventojai, kurie nenorėjo gyventi nepriklausomai šalyje, pasitraukė į Kanadą, kuri dar buvo Didžiosios Britanijos kolonija. Ir atkurtas to laiko kaimas, ir ten jau visiškai, ten kas man buvo keista, tai kaip ateinam prie kažkokio namo ir ten tų aktorių daugiau negu turistų. Ir viduje nėra jokių turistų, bet mes iš vidaus girdim, kaip tie aktoriai tarpusavį kalbasi, ir jie kalbasi įsijautę į tuos savo vaidmenis, kaip kalbėtųsi vyras su žmona 18 amžiuje. Tai buvo be galo įdomu ir vėlgi, nors gyvųjų muziejų pasaulyje esu aplankęs nemažai, bet manau, kad Kanada čia neprilygstama. Po Antrojo pasaulinio karo daugelis lietuvių atvykėlių į Kanadą į šią šalį pateko per štai čia. Halifaxe esantį uostą, kuris yra man už nugaros. Šiandien čia tikrai įdomus imigracijos muziejus, turintis eksponatų ir apie lietuvius, latvius, lenkus ir kitus. Taip pat šalia matome ir originalų traukinį. Tokiu vagonu lietuviai tame tarpe su kitomis tautomis bildėdavo dar parą kitą iki tos vietos, kurioje apsistodavo ir apsigyvendavo. Kadangi absoliuti dauguma Kanados lietuvių tai yra pabėgėliai nuo sovietų okupacijos ir jų palikuonys, dauguma atvyko būtent per Pier 21. Jie nepasiliko Halifaxe, jie išlipo iš laivo, įsėdo į traukinius, važiavo tolyn kažkur į Kanados gilumą. Ir tą muziejų supratau, galėjau pajusti, koks turėjo būti jausmas tada, štai atplaukti iš tos nežinios, iš kare ir pokario trūkumuose, paskui paskendusios Europos, išlipti štai iš laivo į kažkokią nežinę ir dar nuo tos vietos važiuoti dar 1000 kilometrų kažkur tolyn į, pavyzdžiui, kasyklas ar
kažkokius kitus darbus, nes tam, kad tu gautum leidimą emigruoti į Kanadą, tai iš pradžių turėjai atidirbti sunkius darbus kažkur Kanados toliuose. Na, o paskui jau jie nusėdo Kanados miestuose, į Halifaksą praktiškai niekas negrįžo. Deja, muziejus ir kiek nuvylė, kadangi su gabalėliais Lietuvos esam lankę daug tokių imigracijos muziejų visam pasaulyje ir, pavyzdžiui, prisimenu Adelaidės imigracijos muziejų Australijai. Tai ten daugybė lietuviškų eksponatų ir lietuvių tautiniai rūbai ir kelios atminimo lentos ir net atsivertęs knygą, kur muziejaus parodos surašytos, pamačiau, kad gerą trečdalį tų parodų rengia arba lietuviai, arba latviai, arba estai. Tai čia nieko panašaus. Iš tikrųjų, praktiškai joks eksponatas nesusijęs su lietuviais, labai daug apie šiuolaikinę imigraciją, daug apie tą dipukų patirtį irgi, bet jinai pateikiama per lenkų, per žydų istorijas, didesnių tautų. Vienintelis dalykas, kas susijęs su lietuviais ir apie ką jau žinojau iš anksto, tai yra atminimo lenta lietuviams, bet vėlgi po Adelaidės ir kitų kai kurių imigracijos muziejų tikėjausi kažko daugiau, nes tai yra tiesiog tokia siena su daugybė vienodo atminimo lentų, kur skiriasi tik tekstai ir visų skirtingų bendruomenių. Tai nebuvo kažkokia lietuvių iniciatyva, bet kai jau atsirado galimybė, tai buvo uždėta ir ta lietuvių atminimo lenta. Gerai, kad jinai ten yra, aišku, tai tas lietuvių indėlis į Kanados istoriją irgi prisimenamas. Halifaksą daugiau sužinojau ir apie savo giminės istoriją. Halifakso imigracijos muziejus – tai ne tik ekspozicijų salės, tačiau ir pirmame aukšte įsikūręs archyvas. Jame galima daugiau sužinoti apie savo į Kanadą atvykusius protėvius, tad nuolat būdavo nusidriekusi kanadiečių eilutė. Žinojau, kad į Kanadą atvyko mano prosenelio brolis. Jis kūrėsi Ontarijoje, Londone, ten turėjo savo tabako ūkį, kuriame visą gyvenimą dirbo, plūkėsi, susikrovė savo turtus ir galiausiai Londone mirė ir yra palaidotas. 2019 m. Tikslas Amerika ekspedicijos metu lankėme būtent tą tabako ūkių lietuvių regioną Londone, Delajoje ir panašiai. Apie tai esame sukūrę atskirą video, kurį be abejo kviečiame pasižiūrėti mūsų gabalėlį Lietuvos YouTube kanale. O tąsyk pažinimo džiaugsmą norėjosi pratęsti ir šįsyk. Tai yra pasinaudoti imigracijos muziejaus archyvo paslaugomis ir pasižiūrėti, galbūt bus kokios informacijos, kaipgi mano prosenelio brolis atvyko į Kanadą ir kaip čia kūrėsi. Tad, sutrumpėjus eilutei, priėjau ir aš ir jau po keleto minučių žėriau visas vardo variacijas, kokias tik žinojau. Archyvistė jas rašėsi ir po keleto minučių nuo to, kai pasakiau Stanislavas, Stasys, ten Repšys ir panašiai, jau po keleto minučių savo rankose turėjau atspausdintą šūsnį lapų su informacija, kur Kvebeke jis išsilaipino, kaip tarpukariu jis į Kanadą atvyko ir netgi kokiu laivu plaukė. Iš rytinių Kanados tolių kirtom sieną į JAV šiaurės rytus. Laukė ilgas kelias iki Niujorko, o pakeliui, palyginus su rytų Kanada, visa gausybė nuostabiausių lietuviškų vietų. Daugybę kartų pasikeitė ir visa aplinka, tai Meine buvo tokie retai gyvenami miškeliai, paskui tankumas gyventojų vis daugėja, vis dažnėja miesteliai, su senais pastatais, su senais vadinamo auksinio amžiaus, tai 19 amžiaus pabaigos Amerikos turtuolių rūmais, visokiausi kurortai, kur kažkada amerikiečiams būdavo labai populiaru važiuoti atostogams, o dabar, kai yra galimybių nuskristi į Floridą, į Karibus, aišku, ten važiuoja jau daug mažiau, bet persikėlė daug kas gyventi į tuos kurortus ir vienas tokių kurortų, pavyzdžiui, yra Kennebunk fortas, ten yra įspūdingas lietuvių vienuolynas, kuriame taip pat veikia ir viešbutis ir mes ten taip pat pakeliui praleidom naktį ir nufilmavom iš drono nuostabius vaizdus, kaip atrodo tas vienuolynas, ten esantis Jono Muloko paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, kuris man asmeniškai yra vienas įspūdingiausių to Muloko modernaus lietuviško stiliaus darbų, stiliaus, kuris derina šiuolaikiškas medžiagas su lietuviškom architektūros formom, kaip koplytstulpis, tarkim, bet pastatytas ne iš medžio čia, o iš mūro betono. O vienas įdomiausių visos ekspedicijos atradimų ir netikėtumų laukia jau Jungtinėse valstijose, bet iš karto už Kanados sienos. Tai taip arti Kanados sienos, kad Amerikos lietuviai, JAV lietuviai dažniausiai tos vietos net nebuvo girdėję, o paprašiau atvažiuoti iš Kanados.
tai yra Lithuanian Heritage Trail arba Lietuvių paveldo takas. Apie jį irgi girdėjau jau seniai, bet jis buvo ganėtinai iš kelio ir tiesą pasakius net nesupratau, kas ten yra. Girdėjau tik tai tokį faktą iš vienos knygos apie Vilniaus skulptūras, kur yra aprašyta medeinė skulptūra stovinti Vilniuje Stiklių gatvėj. Ten parašyta, kad jos kopija stovi ir Meino valstijai. Na ir ieškodamas, kurgi ta kopija stovi, aš sužinojau, kad štai yra toks Alexander R. Trail, neskamba lietuviškai, ir kažkur ten lyg tai turėtų būti ta medeinė statula, o tą vietą įkūrė Paeglė, pavardė Latvis menininkas. Labai nuostabu, kai būna, kad vieta smarkiai pranoksta lūkesčius, nes ten atvykę radom, kad visas tas Alexander R. Trail, tai pasirodo tas Alexander pavadinimas pagal miestelį yra, tiesiog tikintis galbūt sulaukti paramos iš miestelio, o tikras pavadinimas yra Lithuanian Heritage Trail. Viską ten sukūrė lietuvių menininkai, o viskam dirigavo Paeglių šeima, o žmona to Latvijos menininko Gražina Paeglė, tai yra gryna lietuvė ir jų buvo ta tokia baltų šeima ir jie visą laiką labai tai akcentavo, ypač svarbu, kiek jie daug padarė kovodami prieš sovietų okupaciją Lietuvoje ir prieš ypač tą sovietų propagandą, kad JAV suprastų, kas tai yra ta sovietų okupacija. Tai vienas iš tokių garsiausių momentų tai buvo, kiek jie daug padarė, kad Simas Kudirka būtų, kuris peršoko į JAV laivą, būtų pagaliau paleistas iš sovietų ir nukaktų į Jungtinės Amerikos valstijas. Kai Lietuva tapo nepriklausoma, tai jie dažnai vykdavo į Lietuvą, čia teikti labdarą, o paaiškėjo, kad ta medeinė, tai jinai netgi stovi ne tam Lithuanian Heritage Trail, bet toj Baltijos saloj, kur yra kaip ir privati sala ir lankoma tik tai su susitarimu, bet kadangi jau mes atvykom taip domėdamėsi, tai jiems buvo gal šiek tiek keista klausė, iš kur sužinojau apie šitą vietą, tai pasakiau apie tą knygą, bet tada nors baisiai lyjana, bet turėjom tik vieną vakarą, tai per tą lietų nuplukdė mus į tą Baltijos salą, ten viską apžiūrėjom. Buvo tikrai labai įdomi patirtis ten praeiti ir, kaip sakau, supratau, kad net ir dabar, net ir po tų 5 Tikslas Amerika ekspedicijų metų vis dar yra vietų, kur internete aiškios informacijos nerandu, o nuvažiavęs į vietą pamatau, kokie ten lietuviški lobynai. We went to this fabulous Baltic Island here in this lake. So you actually even lobbied the local governments to name the island the Baltic Island, yeah? Well, it was unnamed, and it wasn't just the local government. We ended up having to take the issue all the way to Washington, D.C. and have the federal agencies allow us to name it Baltic Island because they put it on the map. So now if you Google Baltic Island, Alexander, Maine, we will come up. The idea of the sculptures started when we started going to Lithuania in 1991. And started to visit a lot of their sculpture parks like Raganų kalnas, and Latvians have a similar thing. And we thought, oh, wait a minute, we live in the woods, and Lithuanians and Latvians are great carvers. Maybe we can get them to carve some stuff for us and start our own Raganų kalnas type thing. And actually, some of the sculptures on our trail were carved by the original folks that created Raganų kalnas in Lithuania. Well, we have Little Red Riding Hood and the Wolf, and then Snow White and the Seven Dwarfs, and we have the Old Man, and then a bunch of animals, the Hunter. And also the other thing is we got some American chainsaw sculptures so that we could show the difference between hand-carved sculptures, which the Latvians and Lithuanians did, compared to chainsaw sculptures, which is very popular in Maine. My husband had a degree in art, a fine arts degree from Yale, and then he became a physician. And he was interested in sculpting himself. The island, well, having lived in New York, he wanted a nice quiet place, so the island was an ideal situation, getting away from everything, and so that's why the island was bought, and the artist, because he liked art himself. Once he retired, that's what he did, is he made driftwood sculptures and did other sculptures, which are on the sculptures on the island are all his. Laukė ilga kelionė per Jungtinės Amerikos valstijas iki New Yorko ir pravažiavom dar ne vieną įdomią vietą pakeliui, kur gavom įvairios informacijos apie papildomas lietuviškas vietas, kurias reikia ištirti. Tai pavyzdžiui,
vienuolės benediktinės, kurios dabar įsikūrusios Kaune, parašė, kad mūsų ordinas štai vienu metu nuo 60-mečio iki pat 20 amžiaus pabaigos turėjo vienuolyną Naujajam Hempšyre. Dalis seserų buvo pasitraukusios nuo sovietų okupacijos ir ten jį įkūrė, o kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai jį uždarė. Ir pastatas, sako, sudegė, bet padovanojo vienuolyno tą žemę miestui, štai jis pavadino Benediktinių parku, ir sakė, kad ten turėtų būti paminklas vienuoliams benediktiniams. tą parką užsukom, pasivaikščiojom, ištyrinėjom, ten to paminklo nebuvo, bet vėliau, surinkus papildomai duomenų, pavyko išsiaiškinti, kad pasirodo iš tikrųjų tas paminklas pastatytas vietos kapinėse ir jo tikslę vietą pavyko nustatyti. Tai informavau vienuolės ir labai džiaugiasi, kad tas paminklas buvo išlikęs. Matėm ir linksmų, ir liūdnų istorijų, kadangi per tas vietas Naująją Angliją važiavom nebe pirmą kartą, tai kai kurias vietas lankėm 2017 metais, dėja dalis jų pasikeitusias ne į gerą. Štai, pavyzdžiui, Broktone buvo toks Lietuvos aikštės ženklas ir tas ženklas dabar nutrintas, nebesimato jau to užrašo. Toliau važiavom per Cape Codą, paskui toliau į pietus, pro Connecticutą, Rhode Islandą, įvažiavom į New Yorką ir iš New Yorko perskridom į Čikagą. Iš Čikagos dar kelių tūkstančių kilometrų maršrutas pro Rockfordą, kur turėjom paskaitą ir būtent tą mieste susituokė Valdas ir Alma Adamkai ir vietos etninio paveldo muziejai, kur skaičiau paskaitą, labai nustebo, nes šitos istorijos nežinojo, koks jų miestas pasirodo yra svarbus ir Lietuvos istorijai, tai sakė, galbūt net parodas organizuos, tai visada labai smagu įkvėpti įvairias nelietuvių organizacijas, pasidomėti Amerikos lietuvių istoriją. Na, o vėliau per daugybę valstijų, per laukinius vakarus, per Šiaurės Dakotos prerijas, per Montanos aukso kasėjų miestelius, atgal į Kanadą ir ten laukia paskutinė mūsų ekspedicijos dalis Kanadoje, tai yra per bekraštės Kanados prerijas. Bet apie tai jau kitame video.